Sveiki! Kaip užsiregistruoti Safir kompanijoje? Šiandien ir bus tokia mūsų video tema. Safir kompanijoje mes registruojamės su referalinė nuoroda, nes kompanija naudoja referalinę bonusinę sistemą. Referalinę nuorodą mes gaunam pas tą žmogų, kuris mums suteikė informaciją ir pakvietė prisijungti prie kompanijos. Referalinę nuorodą aš jau esu pasiruošusi. Įdedam ją į paieškų skiltį. Taip atrodo mūsų forma, kurią reikia užpildyti registruojantis. Pirmiausia, parašom elektroninį paštą, kuriuo registruosimės. Username sugalvojam prisijungimo vardą. Toliau rašom savo vardą, pavardę. Sugalvojam slaptažodį. Slaptažodis turi būti ne mažiau kaip iš 8 simbolių. Rekomenduoju rašyti didžiąją raidę ir turi būti būtinai skaičių. Pakartojam slaptažodį. Pasirenkam šalį, kurioje mes gyvename. Paspaudus ir įsiskleidus sąrašui susiieškome. Ir jeigu niekur nepasirodė jokių raudonų pranešimų, vadinasi viskas gerai, duomenys priimti ir spaudžiam mygtuką register. Registruotis. Viskas done. OK. Dabar mes turim į savo elektroninį paštą nueiti ir patvirtinti savo elektroninį paštą. Iš kompanijos turi ateiti mums laiškas, bet jisai iš karto atėjo. Aktyvuoti akauntą. Spaudžiam mygtuką confirm. Done. OK. Palaukiam truputėlį ir mus iš karto perveda į tokį tiesiogiai prisijungimo lentelę. Rašom savo sugalvotą username, prisijungimo vardą, slaptažodį, kurį sugalvojome, ir spaudžiam mygtuką login. Taip. Mes jau esam savo kabinete. Toliau, ką mes turim padaryti, susiieškom mygtuką promoter. Čia jisai yra, su tokiu safyro ženkliuku. Paspaudę jį, uždedam varneles, čia patvirtinam, kad esam 18 metų ir vyresni, sutinkam su sąlygom, galima pasiskaityti visas sąlygas ir visas taisyklės. Spaudžiam mygtuką upgrade, vėl done iššoko, viskas tvarkoja. Ir dabar jau mes pamatysim kitokį vaizdą. Mums atsidaro tokia lentelė, kur kol kas dar yra nuliukai visur. Apie kabinetą bus kitas video įrašytas. Dabar mes dar turim užpildyti savo duomenis. Einam account, my profile. Ir būtinai čia reikia mums įrašyti savo gimimo datą, mėnesį ir gimimo metus. Kai mums iššoka kalendorius, mes būtinai turim patvirtinti ant mėlynos datos, nes kitaip neužtvirtins mūsų gimimo datos. Įrašom telefoną, automatiškai buvo mano duomenys supildyti, tegul jie ir lieka, tik telefoną rašom su tarptautiniu kodu. Trumpai pakomentuosiu, kur ką reikia rašyti pildant adresą. Taip, ir dabar iš naujo, kur yra titla, čia nebūtinai, paprastai mes ir nepildome, patikrinam ar jūsų vardas, ar jūsų pavardė, ar viskas teisingai, šalis, data gimimo, telefonas, kaip ir sakiau, įrašom, ir dabar adresas. Čia turi būti pilnai gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu yra, zip kodė, tai yra pašto kodas, indekso kodas, city tai yra miestas arba kaimas, sakykime, jeigu jūs gyvenate kaime, reikia pavadinimą rašyti, o tai yra rajonas, mikrorajonas
Arba jeigu, sakykime, jūs gyvenat mieste ir tokių kaip mikrorajonų nėra, galima paimti ir pakartoti tiesiog miesto pavadinimą. Jeigu jūs gyvenat kaime ir čia įrašyt kaimo pavadinimą, tuomet šičia reikia rašyti rajono pavadinimą. Viskas, dar kartą sutikrinam visus duomenis ir kaip ir pirminė registracija yra baigta, spaudžiam Save Change mygtuką, vėl Done, vadinasi viskas užtvirtinta, OK. Ir dabar jau registracija yra baigta. Užpildėm mes visus duomenis ir žinoma dabar jau mes galim paimti ir pirkti hubus arba kitą produkciją, kurią mums siūlo kompanija. Prieš tai reikia įsivesti reikiamą sumą į kabinetą šitoj vietoj, kad būtų atitinkamai reikalinga suma. Na, dabar aš to dalyko nerodysiu, papildymui sąskaitos bus kitas video. Tikiuosi, kad jums pravertė ši informacija. Jeigu taip, labai džiaugčiausi, kad po šiuo video ir būčiau jums dėkinga, padėtumėt laiką, patiktuką. O šiaip rekomenduoju užsiprenumeruoti mano YouTube kanalą ir jūs pirmieji gausite visas naujienas. Ačiū jums dar kartą, kad žiūrėjote. Visiems kuo didžiausios sėkmės ir iki susitikimo kituose video.